Laba diena. Labai smagu, kad susirinko į patį renginį daug žmonių ir visiems yra aktualu tvarumo temos. Tai ką aš norėčiau pristatyti, tai vykstantį projektą SUSRURAS. Vadinasi, jisai yra iš esmė srities, iš finansavimo programos. Šiaip tai yra horizontinis projektas. Ir būtent yra didžiausia pagrindinė parama yra mažam ir vidutiniam verslui. Kas yra džiugu, kad turėjome jau 2 kvietimus, nes dalyvaujantis verslas, jisai gauna paramą. Tai galbūt šiek tiek tokia, vadinkim, minkšta parama, aš ją truputėlį vėliau gal ir pristatysiu. Minkšta parama ta, kad tai nėra, kaip čia pasakyti, geležis kažkokia, kuri instrumentai, statybiniai darbai ar kažkas tai tokio. Tai būtent tvarumas yra skatinamas per supratimą apie verslumą, tai yra rinkodariniai planai, tai yra skaitmenizacija ir reklama ir panašiai. Ir kam yra skirta? Skirta yra būtent nutolusiems regionams. Nes, pavyzdžiui, Kaunas, Vilnius, ar ne, Klaipėda, Palanga, šitie regionai yra pakankamai gerai žinomi ir netgi per pandemiją, aš sakyčiau, jie ne visai ir nukentėjo, kadangi visi stengiasi pabėgti iš miestų ir gyventi kažkur tai, kur nereikėtų slėptis kambaryje, o galima būtų gyventi pilnavertį gyvenimą. Tai truputėlį apie patį projektą, kaip matote, tai yra atsigavimo scenarijai po pandeminių laikotarpių, ypatingai nutolusiems regionams. Ir šiame projekte dalyvauja, kaip matote, 6 partneriai iš viso. Kauno technologijos universitetas yra koordinatorius. Ir taip pat mes turime Graikiją, mes turime Ispaniją, mes turime Austriją, mes turime Rumuniją. Reikia pasakyti, kad tai šitie regionai, įskaitant Lietuvą, tai ir yra mažos ir vidutinės įmonės, kurios dalyvauja. Tuo tarpu airiai, jie teikia paslaugą tarsi platformos, kuri užtikrina tinkamą finansavimą, finansų pateikimą toms įmonėms, kurios dalyvauja projekte. Tai dalyvauja 5 regionai, o Airija tai yra tarsi toks organizacinis vienetas, kuris padeda mums valdyti finansus. Projekto suma, kaip matote, yra 1 204 000 eurų. Ir reikia pasakyti, kad 2/3 iš tos sumos yra skirta būtent mažų ir vidutinių įmonių finansavimui. Mūsų projekto tikslas yra finansuoti 100-120 įmonių šituose 5 regionuose. Apribojimo, sakykime, nėra, kažkokiam regionui kvotos ribos nėra. Aišku, kiekviena šalis turėjo savo įsipareigojimą, pavyzdžiui, Lietuva ten iki 20 įmonių, kitos 15, irgi 20. Bet, kaip sako, first come, first serve. Ta prasme, jeigu Lietuva pateiktų 30 įmonių, tai ir finansuotų greičiausiai 30, iki kituose nebūtų. Ar tai buvo labai populiaru pirmose 2 kvietimuose? Reikia pasakyti, kad ne. Kodėl? Todėl, kad iš principo pats projekto tikslas tai yra finansavimas nutolusių regionų. Vadinasi, ir pasiekti tos nutolusius regionus buvo nepaprasta. Išnešti žinią ir supratimą, kam tai būtina, irgi buvo sudėtinga. Kadangi jeigu jau mūsų, vadinkime, išlepinti didieji regionai, jie puikiai suvokia tvaraus turizmo esmę, prasmę ir panašiai, tai mažesniai regionai dar mokosi ir vertės tų minkštųjų pinigų labai sunku dar perteikti, nes ypatingai ir to po pandeminių laikotarpių visi įsivaizduoja, kad jeigu jie gaus pinigėlius, kažką nusipirks, ar tai saulės elektrinė, ar tai kažką tai kito, tai yra jau verta. Bet jeigu tai yra minkštieji, kad tai yra kompetencijų didimas ir visa kita, tai reikia pasakyti, kad tai patrauklumo labai daug suteikia ir mes ieškojom tada įvairiausių kitų kelių. Pirmasis kvietimas buvo iš principo mokymai apie supratimą ir tada mes patys supratome, kad nutolusiems regionams anglų kalba yra problema.
Tai gavosi, kad tada antras kvietimas jau buvo kitaip, jau buvo gerosios praktikos. Tai vadinasi, įmonės aplikavo į tą kvietimą ir buvo esmė tome, mes pateikėme sąrašą gerųjų praktikų iš tų nutolusių regionų kitose šalise ir aišku Lietuvoje, ar ne? Ir tada įmonė kiekvienoje šalyje žiūri, pavyzdžiui, Rumunijoje šita įmonė daro tai, kas man būtų labai įdomu ir tas verslas ir tas sprendimas yra pakankamai sėkmingas, ar ne? Tai ji pasirenka tą įmonę, ar ne? Ir aišku, tos įmonės, pavyzdžiui, lietuviška įmonė galėjo pasirinkti vieną įmonę nutolusiam regione Ispanijoje, Rumunijoje, Austrijoje ir panašiai. Ir aišku, galėjo pasirinkti 3 skirtingas įmonės, pavyzdžiui, Ispanijos nutolusiam regione. Tai aišku, lėšų buvo ne tai, kad jau labai daug, tai vadinasi, įmonės ir ekonominį rodiklį turėjo. Tai jos važiavo pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų veikia tas tvarus turizmas kitose nutolusiuose regionuose. Nes mokytis iš nenutolusių regionų kažkaip tai kaip ir nelabai yra prasmės, nes sąlygos yra kitokios, supratimas yra kitas, galbūt ir verslai yra kitokie, ar ne? Tai jos vyko ir dabar vyksta tas antrasis kvietimas ir dabar jau jo buvo nuvykę ir dabar tie gerųjų praktikų teikėjai atvažiuoja pas mus arba į tuos, kurie buvo pasirinkę, pasižiūrėti ir ką jie galėtų patarti, ar ne? Jie pasižiūri, koks tavo verslas, ar ne? Ir iš savo praktinės pusės, ar ne, kad jeigu nori įdiegti tai, kas pas juos vyksta, kaip tą padaryti ir jie perteikia tas praktikas. Tai vadinasi toksai, kaip čia pasakyti, learning by doing, ar ne, visa kita. Bet dar kartą noriu pasakyti, kad čia jau tas važinėjimas, jisai gali paskatinti, pavyzdžiui, mūsų įmonės rengti kažkokį projektinę paraišką, kad gauti finansavimą jau kietiesiems dalykams, ar ne, nes dar kartą noriu pasakyti, šitam projekte tik tai minkšti dalykai yra. Ir ką dar noriu pasakyti, kadangi vis tiek mes nesurinkom to 100, kaip nebūtų gaila, ar ne, atrodo duodi finansavimą, bet Austrija sakė, kad jie išlepinti finansavimo. Kiti 4 regionai, skaitant Lietuvą, nors Lietuva, sakyčiau, neblogai dalyvauja. Mes pasiekėm savo minimumą, ar ne, bet vis tiek pasakysiu, kad dar dabar paskelbtas 3 kvietimas. Esmė yra kokia, visgi tam mažam ir vidutiniui verslui reikia tą pačiupinėtą investiciją. Ta prasme, kad reikia, sakau, arba saulės elemento, arba dar kažko tai, kad galėtų nusipirkti. Nes, pavyzdžiui, ką mes čia siūlom? Skaitmenizuoti, ne? Skaitmenizuoti kažkokią paslaugą, kad pritraukti, tai yra ar tai internetiniai kažkokie dalykai, ar tai rinkodarinis planas, ar ne, ar tai gauti kažkokį sertifikatą, kuris užtikrintų, kad tavo verslas yra tvarus, ar ne, tai yra tvarumo sertifikatas, užtikrintis, kad yra gaunasi ženklą, kad tavo teikiama turistinė paslauga yra tvari, nes sertifikavimo sistema tvariam turizmui tikrai yra. Ir apgyvendinimui, ir maistui, ir kelionėm ir panašiai. Tai tas tikrai yra, bet, sakau, dar kad mūsų verslai nelabai atkoduoja vertės, tai yra tikrai taip. Nes konkurenciniai rinkoje mes pasižiūrėjom, kad tikrai tas verslas, kuris jau ūgtelės, kuris iš tų populiarių, ar ne, jis konkuruoja, ar ne, yra didelė konkurencija. Tai sako, bet aš turiu tvarumo ženklą, ar ne, tada kažkas tai pasiskaito iš užsienio dažniausiai, nors ir mūsų lietuviai, ar ne, jau dabar irgi žiūri, kur ir kaip, kur tikrai gerai užaugintas maistas, kad tikrai ten kažkoks tai unikalus glampingas, ar ne, tos paslaugos ir panašiai. Tai irgi taip žiūri, bet sakau, kad irgi ir kai konkurencija, jie tikrai pasižiūri pagal, jeigu sertifikatas, tikrai tas, lyg tai sertifikatas mums patiems turbūt jisai tokio kokybės užtikrinimas turbūt yra, ar ne? Kartais, aišku, ne visada tai būna, bet vis tiek kažkas tokio ypatingai vykstant į kitą šalį, tai tas yra. Tai tikrai šitas momentas yra ir čia pagrindiniai dalykai ir ką mes norėtume šiandien su jumis pakalbėti, dar kartą sakau, tai yra nutolę regionai. Mes šnekam apie Utenos regioną. Iš Utenos regiono turėtų būti tos įmonės, nes jeigu iš kito regiono mes tiesiog
Negalim pagal projekto sąlygas jų priimti. Tai, kaip žinia, Lietuva visgi yra sezoninis kraštas, ar ne? Ir aišku, vasara tai vasara, tikrai daug kas keliauja, ruduo pavasaris yra paprastai labai sudėtingi laikotarpiai ir turizmas tikrai kenčia. Nebent kažkokios tai šventės įmonių arba mokymai, ar ne, dabar atsiranda vis, kad išvežam kažką tai apmokyti, kad niekur nepabėgtų į vidurį miško ir tada mokymai labai sėkmingai vyksta, nes niekas neišbėga į miestą apsipirkti. Tai šitas labai šauniai vyksta, bet žiema irgi daugeliu atveju mes tikimės, kad bus sniegas, kad bus šaunu ir miela. Tai tie verslai, kurie turi tą žiemiškumą, ar ne, tai jie irgi nuo mūsų klimato kaitos tikrai kenčia. Vadinasi, mes ieškom kažkokių priemonių, kažkokių sprendimų, kurios, na, sakytum, palengvintų verslo vystymą ir panašiai. Kokios galėtų būti mintis minkštomis priemonėmis, ar ne, turistus į šitą regioną. Utena, tai matot, ką mes čia turim. Zarasai, Visaginas, Ignalina, Molėtai, skamba tai taip labai turistiškai. Ignalina tai ir žiema, ar ne? Žiema slidinėjimai, jeigu sniego yra. Tai dabar klausimas toksai, ar ne? Nežinau, kiek teko jų matyti, bet galima slidinėti ir vasarą. Nes, kaip žinote, slidininkai treniruojasi, yra tokios specialios, ar ne? Ar yra takai, aš nežinau. Tai vėlgi čia gal toks momentas pagalvoti, o kas, kai jeigu klimato kaita, ar ne? Kokią mes čia turim. Šiaip tai pats ežeringiausias Lietuvos kraštas, 1000 su viršum ežerų yra. Tai yra didžioji, 2/3 ežerų Lietuvos yra šitam regione. Tai tarsi, vėlgi, kaip Gaila paminėjo, iš tiesų, kad vasara tai taip ir turbūt ten turistų kaip ir netrūksta ir minčių visokių yra. Ir baidarės, ir kas tik tai ne, ir tas vadinamas glampingas dabar populiarus, nes visi buvo pripratę prie dušų, vonių ir taip toliau, tai dabar įkristi į ežerą išsimaudyti turbūt yra tam tikra gera atrakcija. Dabar jeigu pasižiūrėtume apie pasiekimą, tai yra keliai, ar ne? Kaip galima pasiekti? Keliai sausau. Dabar truputėlį kelių būklė yra pagerėjus, bet vienu momentu tikrai buvo sudėtinga. Ir kiek teko kalbėti su verslais, kurie teikia turizmo paslaugą šitam regione, tai kai reikėjo parsivežti iš Vilniaus vienus turistus, tai buvo pakankamai sudėtinga. Ir ypatingai, jeigu pasižiūrėtume į lėktuvų grafikus, jie kartais yra labai nepalankus. Nes, pavyzdžiui, būna taip, kad jie nusileidžia vidurnaktį, ar ne? Ir tada jau visuomeninio transporto į šitą regioną nėra. Tai ta prasme, įsivaizduokit, jūs atskrendat iš Frankfurto arba iš Varšuvos, arba, man atrodo, kad ten dar yra kiti reisai ir iš Skandinavijos, apie vidurnaktį, tai yra 23:30, po vidurnakčio, ar ne? Ir jūsų vieta yra Ignalina. Be šansų, nebent jūs išsinuomosit mašiną. Kas tvarumo požiūriu turbūt nelabai. Traukinys dabar, kaip išaiškėjo, kaip Inga pristatinėjo, nebūtų labai fainas. Naktinis traukinys, kažkas tai tokio, ar ne? Bet jau turbūt regiono valdžia turėtų kažką įtakoti. Ir aš nežinau, yra kažkoks traukinių šitas. Keliai tai yra. Bet ar traukinių bėgiai yra, tai aš nežinau. Tai va, nes aerouostai aplinkui yra, matot, Kaunas, Vilnius, Ryga artimiausi tokie. Sakau, kokios savivaldybės mes matom, 1002 ežerų kraštas. Tai iš tikrųjų matome tikrai labai daug ir tada mes turime apgyvendinimo įstaigų skaičius. Ir čia toksai truputėlį palei savivaldybės padarytas. Aišku, Molėtų daugiausia, Visagino mažiausia. Tai Visaginas dar yra neatrasti dirvonai, nors pagal turbūt savo gyventojų skaičių, tai Visagine bent jau buvo tikrai daug, kol dar buvo mūsų atominė elektrinė, bet infrastruktūros ten tikrai yra, tik tai kiek jinai neišvystyta, neišpildyta, tai yra kitas klausimas, bet vietų apgyvendinimo turim. Kas liečia jų pilnumą, bet čia yra vasaros laikotarpis. Tai Molėtai, Anykščiai, Visaginas, Visaginas turbūt dar atbaido, bet jeigu dar žiūrėtume iš tokių principų, kas ten yra, ar ne, tai yra muziejai, tai yra edukaciniai, tai yra folklorinės paslaugos ir panašiai, ar ne, tai jų visokių yra, tai aišku, ekskursija į buvusią atominę
Aš žinau, kad tikrai vykdomas kažkiek jos yra, bet turbūt dar mūsų supratimas, jisai toksai gal baisu. Trumpas pabėgimas į tai, kas yra, tai toks pristatymas status quo. Ką turėtume padaryti, ar ne? Tai pagalvoti, kas pritrauktų, ar ne? Kas pritrauktų, kokios iniciatyvos galėtų pritraukti turistus ir ką turėtų pakeisti mažieji verslai, ar ne, kaip jums atrodo. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad jūs esate turistas, na, pavyzdžiui, duosim sunkią užduotį, jūs iš Lenkijos, ar ne? Nu, jūs iš Lietuvos, aš sakau, atsistokit į batus, ar ne, kad jūs iš Lietuvos, jūs iš Lenkijos, jūs iš Latvijos, ar ne? Pavyzdžiui, ar ne? Ir jums ieškot ir randat Utenos regioną, įsivaizduokit, ar ne? Bandykit įlipti į mentalitetą, ar ne? Ir kas būtent būtų tai, į ką jūs pirmiausia atkreiptumėt dėmesį, ar ne? Ir kas galvotumėt, ko ieškotumėt. Bet nutolęs regionas, negirdėjot apie jį, ar ne? Bet sako, kad galbūt visai gamtiniai ištekliai, kas yra natūrali gamta, visa kita. Ir kas būtų toks, kad būtų sudomintų jūs. Kas ten turėtų išlysti, ar ne, kažkoks taip pop-upas, ar tai websaitas, ar kas tam websaite turėtų būti, ar dar kažkas, tai aš bandau čia pageneruoti, ar ne truputėlį, kas sakytų, oi, noriu, viskas, sekantos atostogos, bent jau čia kažkur tai, kad aš norėčiau patikrinti, ar ne, ir ar iš tikrųjų ten fainai. Tai kas čia galėtų būti, tai toks pamąstymas būtų. It was very interesting, a lot of ideas. Maybe not so many diversity, but I think the ideas were very, very interesting. Just for you to remind, we were working on sustainable tourism possibilities in Utena region. It's a remote region. As usually, there is no problem for such touristic regions as Kaunas, Vilnius, or seaside of Lithuania to attract tourists. But when it comes to Utena region, we have to find the solutions, and we employed our creativity and decided on this kind of key areas of the concentration. So what we checked in the websites and find that we need more concise information delivery. So just imagine you would like to go to Utena region. For somebody, especially for our guests from other countries, maybe means nothing. But for those who are from Lithuania, maybe somebody has their parents, their grandparents, or visited Utena region someday, visited already. So how to find the most interesting place? So I still believe that we have them. Rely on website very much. Yes, because when we are looking information, the websites are very helpful, and especially if they are interactive one. So we decided that artificial intelligence also should help us, not only in website, but also in the route development, and to be the assistant when you are trying to find the most interesting place to visit in Utena region. So advanced technology integration, not only pure artificial intelligence, but also GIS, as the Geographic Information System. Maybe you say that you would like to find some specific stone somewhere in the middle of forest in Utena region, and you have to find the right way. Yes, so GIS system, artificial intelligence definitely can help you, and small and medium companies can integrate in their website, because our project provides the financial support for this. And what we are also thinking that it would be very interesting to create the story behind. Yes, we have many interesting places, and just like a castle or some industrial site or some specific, I don't know, lake, because the region is like 1,002 lakes, so the biggest amount of lakes in the region in Lithuania. So some behind story about the lake, and you will read a story and decide, okay, I should visit this place because of this interesting behind story. So these are our suggestions, our results, and then we implement the thing that you will visit Utena region, that's for sure. So we are kindly inviting. Thank you very much.
Iš tiesų, kaip rodo projektinė patirtis ir patirtis iš kitų projektų bei kolegų papasakojimai, kad nutolę regionai ir tvarumas vis dar išlieka didelė problema. Ne pats tvarumas kaip po toksai, ne patys nutolę regionai, bet būtent integracija tvarumo į nutolusius regionus per kompetencijas. Nes galbūt suprastume tai, kad projektai, kurie turi investicijas į saulės elementus, į tam tikras konstrukcinės modifikacijas, ar ne, jie kaip yra suprantami, ypatingai mažam ir vidutiniam verslui, tačiau vis išlieka didelių klausimų tos minkštosios kompetencijos ir kaip jos gali pagilinti, padidinti tvarumą ir pritraukti klientų į nutolusius regionus. Tai šiandien iš tikrųjų turėjom labai šaunią diskusiją ir aptarėme skaitmenizavimo galimybės, tinklaveikos galimybės, kompiuterinių tinklų pritaikymą būtent tvarumo vystymui tuose nutolusiuose regionuose. Ir staiga galima pasakyti, kad tos idėjos, jos yra kaip ir lengvai įvykdomos, tik tiesiog nebuvo apie jas pamastyta. Kaip įveikti dirbtinį intelektą, kaip padaryti patrauklesnį mažojo ir vidutinio verslo tinklalapį, ką į juos įdėti, kokius maršrutus sukurti, kaip juos pristatyti potencialiam vartotojui ir daug kitų gerų idėjų, kurių galbūt nelabai ir svarstė prieš tai mūsų seminaro dalyviai. Tai dabar tikimės, kad šios žinios, pasidalinimas patirtimis, idėjomis ar ne, galimybė integruoti verslus, tai yra neužsimti vienam verslui, nesiekti įvykdyti visas veiklas, tačiau integruotis ir bendradarbiauti. Tai turbūt pagrindinis šito seminaro rezultatas ir yra, kad mes pirmiausia tikrai susirinkome tvarias ir įdomias idėjas, kurios yra tikrai šiuolaikiškos, kurios bent jau šiuo metu pirminiam įvykdymui tikrai nereikalauja tų vadinamų infrastruktūrinių kietųjų investicijų. Ir projekto sausrų lėšos gali būti sėkmingai naudojamos. Ir tas atsirado bendradarbiavimas tarp mažų ir vidutinių verslų, jie pamatė vienas kitą. Tai labai tikimės, kad ir ateityje, ir finale būtent šis projektas turės labai sėkmingų rezultatų ir verslas Utenos regionuose, tvarus verslas Utenos regione vystysi sėkmingai.